Puiku. Tai sveikinuosi dar kartelį su klausančiais, kaip visada, kas tiesiogiai jungiasi, kas laiku, kas pavėluotai, kiekvienam savas ritmas. Ir aišku, su tais, kurie jau klausys tik tais įrašo. Tai būtų autentiškumo mokyklos nariai, ar galbūt tie, kurie atras šį video per Instagramą, Facebooką, YouTube'ą ar kažkokiais kitais keliais. Tai tikrai pasiklausykit, dar šiandien spėsite ir pirmos dalies išklausyti. Antrąją greičiausiai aš paliksiu ilgesniam laikui. Bus matyti savaitę, tai tikrai gaunat, galimai net ir dar ilgiau, nes trečioji dalis turėtų būti rugsėjo 8 dieną. Jeigu gerai atsimenu, ten irgi antradienis. Sekantis antradienis būtų rugsėjo 1, nu, tačiau daugumai nelabai tinka, vis tik šventė ir manau, kad mažai kas ten norės klausyti paskaitos vakare. Dauguma norės kažką paveikti, nusiteikti jau ateinantiem mokslo metam, o dar kitą savaitę jau manau, kad galėsime daugiau mažiau mūsų susitikti. Tai vat. Prieš pradedant visą primenu apie save, kad dirbu ir individualiai, ir grupėse, tai tokios paskaitos užsiėmimai nėra vienintelis dalykas, ką aš darau. Tai yra toksai papildomas dalykas, kuo aš užsiimu, nes pati labai daug skaitinėjosi, klausau įvairių paskaitų, dalyvauju ir visą laiką pastoviai papildau savo žinias studijose, mokymuose, kurie nėra ten vienkartiniai, bet dažniausiai bent jau pusmečio metų trukmės. Tai žinių pastoviai atsiranda, jos yra vis papildomos, vis daugiau tokių asociacijų susiformuoja tiek per asmeninę, per klientų patirtį. Ir aišku, tame matau didelę prasme atnešti ir visų tuo pasidalinti. Būtų labai gobšu turbūt visą tai pasilaikyti savo, ar tuo labiau ten kažkokius milžiniškus pinigus įkainoti, tai į tas paskaitas sudedu tai, kas mums daugumai žmonių gyvenime yra aktualu. Ir stengiuosi tą informaciją taip sudėliot, kad jinai būtų jau šiandien, šią savaitę ant dienų praktiškai pritaikoma, kad tai būtų ne tiesiog, kad, sužinojau, okei, tai kas toliau, bet kad jau galėtumėt tai pastebėti savį, galbūt keisti mąstymą, keisti pasirinkimus, ten elgesį, ar taip, kaip bendraujat su savimi ar su kitais žmonėmis. Ir jeigu vis tik norėtumėt pereiti prie dar praktiškesnių tų dalykų, tai galite parašyti man, mes suderinsim nemokamą strateginę konsultaciją. Toks trumpas pokalbis, kur aš pristatau, ką aš galiu pasiūlyti ir išsinagrinėjom taip pat jūsų poreikius, kokiam tam taške esate, ką norit nueiti ir kas labiausiai tiktų. Ar reikia daugiau padirbėti, labiau taip kinesterapiškai tiesiog per judesį, ar tai labiau būtų individualus darbas ar grupėje. Kaip tik nauja širdies darnos grupė, nauja sekanti, 5 jau netgi širdies darnos grupė pradės rugsėjo maždaug vidury, derinu su norinčiais dabar datas, tai galite man parašyti. Vienas iš tokių įdomesnių praktikos ciklų, kuris orientuotas ir į sveikatą, bet ir aišku, pirmiausia, į sveiką, saugų santykį su savimi pačiu. Tai judam prie temos. Ir kaip žinote, esat paskaitų cikle, galbūt nežinot ir kažkas netyčia prisijungėt pagal seną Zoom nuorodą, tai esam konfliktų temoje. Ir konfliktų temoje tokia platesnė prasme. Tai pirmoji daly nemažai kalbėjau apie konfliktų baimę, jų vengimą arba kaip tik jų tokį provokavimą, kas už to iš tiesų slypi. Ir dažniausiai bijom ne paties konflikto, bet kai kokių gilesnių priežasčių. Tai pirmoje dalyje galite tai atrasti. Ir ypatingai, jeigu jaučiatės tas žmogus, kuris provokuoja konfliktus, vis juose atsiduria, į juos įsisuka, įsitraukia, tai irgi galit pradėti pažinti, kas už to slypi, ko jūs ten galbūt tiesiai per aplinkui bandote pasiekti, išgauti, susikurti. Ir šita dalis yra labiau apie tokį pasilyginimą, tai kas yra svarbiau, kuri aplinka svarbesnė, ta mūsų vidinė ar išorinė. Ir čia aš stabtelnu ir klausančiųjų laukiu atsakymų. Tai jūs galite
trumpai parašyti chat arba įsijungti savo mikrofoną ir pasidalinti, kaip jums šiuo metu atrodo. Svarbiau yra tai, kas vyksta viduje, ar tai, kas vyksta išorėje, kas turi didesnę įtaką vienas kitam. Keletą minučių jūsų nuomonė ir siūlau rašyti tai, kas pirmiausia ateina į mintis. Tai nebijokit, drąsiau reiškit savo nuomonę. Taip. Kaip suprantu, konfliktas čia kur tarp porų ar kaip darbe? Jo, čia kalbam apie tarpasmeninį konfliktą. Tai gali būti pora kaip, nežinau, ten draugai, pora kaip sutuoktiniai, pora kaip du kolegos, nu, vat, du žmonės ar ten kažkokia labai nedidelė žmonių Taip. grupelė. Nu va, žiūrėkit, vegetaras ir mėsą valgė. Aha. Ir po to, jo, mes meilės santykiai, tarp mus gimė dukra. Mhm. Ir kaip toliau gyventi, jeigu aš valgau dar visą lietuvišką maistą, o vyriškis dėl to jaučia erzulį, nes aš vis dar negaliu valgyti vien vegetariškai. Nuolat kyla konfliktai, atsiskyrėm, gyvenam atskirai. Mhm. Ir, žodžiu, čia vėl, nežinau, ar tinka klausimas. Ir dėl to konfliktuojam. Bet, jis nori gyventi kartu, bet kaip sudėrėti? Mhm. Kaip, aš krikščionė, o jis indiško. Ir, Aha. kaip indiško tikėjimo. O, Supratau. Jėzaus mokymų, kol nežinojau tikrųjų, kaip tos mūsų Biblijos ir Jėzaus mokymų, buvo paieškos. Bet kai Jo. nuėjom į santykius, bet vis tiek jis lietuvis, šiaulietis, Mhm. vėl iš tos pusės žiūrint, atrodo, kaip su vyru tikrai galim, ne, jis tikrai labai mielas, tikrai norėtų gyventi, bet, indiškas ir, pavyzdžiui, krikščioniškas. Tai vat pradėjot nuo to, kad mityba skiriasi, o Taip, perinam prie to, kad skiriasi tikėjimas, religinės pažiūros, tai jau šiek tiek tam kitam lygmenį, kitam sluoksnyje yra šitie dalykai ir tas konfliktas jis tikrai pakankamai gilus, nes nuo tų religinių pažiūrų tada jau ant jų statosi visos tos vertybės, prioritetai, kas kam svarbu, kas kam ką reiškia, kur ten kokia ta taip, tiesa didesnė, mažesnė, teisingesnė, daugiau ar mažiau. Ir gaunas, kad iš vieno to pagrindinio jau susidūrimo konflikto, vien dėl to, kad skirtingas tas religinės atšakas esat pasirinkę, iš to dar taip. išsišakoja kokiu 10 skirtingų mažesnių konfliktukų. Tai nemažai yra tų vietų, kur tarsi galima paslysti santykiuose. Tai Taip ir tikrai. paslydom abudu. Mhm. Kaip Jo, tai čia dabar. turbūt svarbu jum, kaip ir jūsų partneriui, įsivertinti. Tai ar jūs galit gyventi su tuo skirtumu, ar negalit gyventi su tuo skirtumu. Ir ką tas reiškia? Man, pat jum asmeniškai, kam reiškia gyventi su tuo skirtumu. Ir tai nebūtinai apie tai, kad ten susitaikyt, priimti ar prisitaikyti, ar ten kažkaip save pagal tai keisti, ar kitą bandyti valdyti, kontroliuoti ir keisti. Bet savo labai taip nuoširdžiai save Mhm. pasodinti pokalbiui su savimi, galbūt net Taip, siūlyčiau pasiimti keletą lapų popierių ir taip, susirašyti savo tiesiog tas kylančias mintis, ką man reikštų gyventi su tuo, vat, su tokiu žmogum, su tuo skirtumu mūsų, pirmiausia, aišku, religiniu. Ir ar aš tam esu pasiryžusi, nes su tuo, vat, kaip matom, ateina sunkumų dėl taip. mitybos, dėl auklėjimo, dėl tada kažkokių pažiūrų perdavimo vaikui, galbūt ten į kokią mokyklą po to vesti ir begalės kitų niuansų prasideda. Tai ar aš Taip. O pasiryžus kaip eiti per dabar tai taikiuoju ar ne? išsiskirti, jeigu tas sprendimas ir, jau kaip, gal manau, aišku, jisai vis vilioja, kaip traukia, įkalbinėjo grįžti, pas jį gyventi, Mhm. bet, o kaip taikiuoju būdu, kaip ar įtikinti, ar pasakyti, kad čia per daug skirtumų yra mums taikiai gyventi.
O ar dėl ko vyrai jūs norite nesupranta. įtikinti? Nes jis nemato, sako, nu, jis Mhm. nemato skirtumų. Jisai sako, Mhm. aš vis tiek vedu tave į sveiką, nu, sveikesnį gyvenimą, tu esi užsiteršusi, tu nešvari, Mhm. nu, po to, nu, taip. Ne, tai jeigu jūs turite tikslą įtikinti, tai čia pastovus bus konfliktas, niekada tame nebus taikos. Ir panašu, kad jis irgi turi tą pačią poziciją, jūs įtikinti. Tai jums atrodo, kad jis ten nešvariai neteisingai gyveno, jam atrodo, kad jūs nešvariai neteisingai gyvenat. Nu ir tada žaidžiat, čia tu nematai, čia tu aklas, čia tu nesupranti, čia va tau kažkas kažką neteisingai Taip. pasakoja ir aiškina. Tai čia tada jau, Aha, žinokit, ir dėl paklodės susiginčysit, kuri ten susipyksta. švaresnė. Aha. Tai va, nes tiesiog pats tas jau pagrindas, pati ta, net jeigu ir turim tą religinį skirtumą, bet jau jūsų abiejų pozicija yra ta, kad aš aukščiau, aš geriau žinau, o tu žemiau esi, tu Mhm. nešvarus, aš turiu va tave iš ten iškelti, Ištraukti. ištraukti, pakeisti, išgelbėti ir panašiai. Ir tą jūs jaučiat iš jo pusės, kad jis va pasikėlęs ir jisai jaučia iš jūsų pusės, Mhm. kad jūs irgi bandot lipti aukščiau ir tiesiog gaunasi konkuravimas. Tai čia visiškai jum apie pačią pirmą dalį yra. Pamatysit, kad jūs Mhm. turite tą konkurencinę tokią strategiją, kur kažkuris nuolatos nori laimėti, rodyti savo tiesą, teisingumą, svarbumą, kitą įtikint, perkalbėti. Nu, realiai, taip Taip, kalbant, labai taip. paprastai nugalėti, kad aš laimėjau, aš teisus ir pagal mane dabar mes statom ten visą mūsų santykį, šeimą, ateitį, auklėjimo vaiko ir taip toliau. Tai jau pati ta intencija, pati pozicija iš savęs yra destruktyvi. Tai jau vienaip ar kitaip einate į išsiskyrimą. Tai jau reikia kelt pačios tos pozicijos klausimą, ar man jį tinka, dėl ko aš tokią renkuosi, kodėl aš renkuosi kovoti, laimėti, siekti to nugalėjimo, pranašumo ir panašiai. Tai va čia jau verta į save asmeniniai Mhm. terapijai gilintis, aišku, tiek jum, tiek jam, bet kalbu su jumis, tai Taip. informacija jum yra. Ir jo, žiūrėt, Neįsivaizduoju, ar jūs kaip kaip. žmonės esat pasiryžę su vat tuo pagrindu tvarkytis. Ar jūs esat labiau pasiryžę laikyti savo pozicijos ir geriau susirasti šalia žmogų, kuris irgi turi tą patį tikėjimą. Ir galbūt nuo čia atslūksta kovinė pozicija. O galbūt neatslūks ir kad ir kokį partnerį pasirinksit šalia visą laiką norėsit kovoti. Tai čia jau tiesiog va, tas mąstymo elgesio modelis, kurį tikrai galima išsiaiškinti terapiniu būdu. Mhm. O jeigu terapiniu būdu, tai jum reikia parašyti, ar ne? Na, galite man rašyti, yra nemažai Facebook'o ten tų psichologijos grupių, kur galite savo ten vat užklausą situaciją prašyti ir atsilieps kitų specialistų. Tai čia, nu, kam Mhm. koks būdas priimtinas. Mhm. Mhm. Jo, bet tikrai galit Mhm. man parašyti, sakau, yra ta nemokama konsultacija. Ir jeigu aš kaip žmogus netinku kaip specialistas, tai tada mielai kolegas rekomenduoju, ypač kuriem ten svarbu, kad būtų jų mieste, kad tiesiogiai gyvai susitiktų. Tai tada jo pasiūlau, kur galima dar pasieškoti, su kuo susiekti. Mhm. Ačiū labai. Mhm. Ačiū labai. Prašau, prašau. Taip, tai grįžtam prie šitos skaidrės klausimo, kas svarbiau, kas daugiau įtakos daro ir matau čia atsakymą, kad vidinė būsena skauda ego, nes nėra kaip noriu, todėl pradedama reaguoti ir įsitraukti į konfliktą. Klaustukas. Pradžioje galvojau, kad čia teiginys, bet radau klaustuką. Tai gali būti ir taip, dėl to sakau, pažiūrėkit būtinai pirmą dalį, nes aš ten paaiškinu, dėl ko mes tuos konfliktus provokuojam, dėl ko mes jų ieškom arba kaip tik bandom nuo jų pabėgti. Tai bet kokiu atveju mes vis tiek juos patiriam. Tai vat pamatysit, kas už to giliau slypi ir kokias mes pozicijas galime užimti. Ir vat šitos tokios jo abstrakčios tiesos, abstraktus pasakymai skauda ego, nėra kaip noriu,
aš reaguoju, aš įsitraukiu į konfliktą, tai jeigu mes dirbtume kartu su jumis, aš prašyčiau tikslinti, ką reiškia skauda ego, koks šitas skausmas, kaip yra, nėra taip, kaip noriu, kaip norėtumėt, kad būtų, kaip jūs tada reaguojat, kaip vyksta tas įsitraukimas į konfliktą, ar jūs ten kaip su kurį įsitraukia, ar jūs pasirenkat įsitraukti, kiek tame jaučiat savo laisvos valios ir panašiai. Mat pagavau atsakymą, kad jo, jum atrodo, jog vidinė būsena svarbesnė. Tai va, tai pasižiūrėsim. Aš tą klausimą vis laiks nuo laiko iškeliu, kartais Instagrame ar Facebook'e per story. Šį kartą čia ir iškeliu dėl to, kad kalbėsim apie vaikus. Tai jeigu turit vaikų, jum aktualu, jeigu neturit, tai jūs patys buvot vaikai kaip ir aš. Ir mums vienaip ar kitaip aktualu, nes tam tikros vaikystės patirtys jos yra mumyse. Tas vaikiškumas, kartais vadinamas vidiniu vaiku, tokia kaip psichikos dalis, jinai mumyse yra su visu tuo, kas vyko. Ir čia vėlgi klausimas jum, gali būti ir retorinis, gal esat pastebėję savo vaikuose ar savyje, kas vykdavo su jumis, kai konfliktuodavo tėvai su jumis kaip su vaiku, ar kai jūs kaip tėvai konfliktuojat su savo vaiku, ką pastebit vaikuose, jų reakcijoje, ypatingai jau ten laikysenoje, kvėpavime, žodžiuose, elgesy, arba kai buvot tiesiogiai, netiesiogiai įtraukti į tėvų tarpusavio konfliktus. Tai irgi galite rašyti, galite įsijungti ir pasidalinti. Jeigu jaučiat, kad per daug asmeniška, per daug jautru, tai tiesiog palikit minusiuką čiate, žinosiu, kad galim keliauti toliau su šita tema. O kiek mūsų, nu, nesimato, o kiek mūsų narių yra prisijungusių? Aš čia viena A, gal. ne, jūs ne viena, dar yra viena Aha. moteris, dar vienas žmogus. Kol kas mes esame 3. Ai, galvoju, gal aš čia vieną pleputį, jeigu kas stabdykit, nu, Gerai. jūs. Vaikystėje kaip, ne, šeimoje konfliktų kaip ir nebuvo, nes tėtis su, nu, mama kažkaip mylėjo tikrai, jie kaip obuolio puselės, bet tik tai, kad alkoholio gal buvo, nes kaimynai tenai, vat, aplinka kaimynai vis nešė, siūlė, tėtis neatsisakė, išgerdavo, aišku, po to mama nervuodavosi, bet kadangi mama tikinti, ir mes visi sekmadieniais į bažnyčią eidavom, kažkaip, nu, tą vaikystę, tai, nu, aš tai, nu, kaip gražiai prisimenu. Aišku, kai ten susibaro, toks, nu, nesaugumo jausmas būdavo gal mamai, kai pykdavo ant tėčio. Ir sakydavo, Kazimierai, tu nemuši savo vaikų, o koks tu vyras, koks tu tėvas. O tėtis sakydavo, Aldute, aš savo vaikų nemušau ir nemušiu, nu, mes užaugom iš tikrųjų, nu, kaip, nu, be diržų. Sako, jeigu tu nori savo vaikus, imk ir daužyk, o aš savo vaikų, žodžiu, nu, ten, nu, sakydavau, kad tėtis neauklėja mus. Gal tie vat randai tokie, nu, konfliktai, gal dėl to, kad sesė, jinai išgerinėdavo, nu, vat nuo 18, ten naminukės prisitaisydavo su kaimynais, su kaimynėm ten žiedėm ir vyšnių kauliukais. Ir kaip tik ateis taip geras, taip kavos išgerimas, neapsėdavo be jos tų išgerinėjimų. Paskui ten kavos likeriai visokie. Ir jai dabar 46 irgi, nu, taip ir renkasi iš aukštosios lentynos, nu, vis tiek nėra savaitės, kad neišgertų. Ir, nu, man 40, nu, tarp mūsų 8 metų skirtumas. Vat jinai visada sukeldavo tokį nesaugumo jausmą, baimę. Norisi biškai pristabdyti jūs ir kad Taip, liktume prie klausimo. taip, Ką jausdavot jūs savyje, kai matydavot, kad mama pyksta ant tėčio, kad jie tarpusavį konfliktuoja, ar kad jie konfliktuoja su jūsų sese, ar gal jinai konfliktuodavo su tėvais ar su jumis.
Tai va, girdėjau, kad įvardinot A, tokį nesaugumo jausmą, galbūt dar taip, kažką atsimenat, galbūt eidavot ten slėptis, galbūt eidavot į vidų to konflikto ar bandydavot jos taikyti ar išskirti, galbūt bėgdavot iš namų kažkur ten taip, pas taip, geriau kaimynus. išeiti būdavo, taip. Mhm. Mhm. Taip, nes, nu, būdavo nemalonu, kaip nemalonu, tada pradeda, nu, sesė rėkti, šaukti, ten podus trankyti, vartyti, Taip. spintelių dureles daužyti, ten mama šaukia, nu, šaukia ant Mhm. jos, o sesė, nu, jo ir toks būdavo galvo viešpatė, nu, kaip padėti, kaip čia padėti, toks Mhm. išgąstis, va. Mhm. Jo, išgąstis ir galvojimas, kaip čia išspręsti, kaip čia padėti. Dėl ko tu Taip, klausiu? Nes taip kaip mes, kokius mes matėm tos konfliktavimo būdus, pagal tai mumyse susikūrė įvairiausių asociacijų, reikšmių. Mūsų, aišku, dar psichika ne tik tais tas mintis pagavo, ne tik tais emocijas pagavo, bet ir tai, kas vyksta viduj fiziologiškai. Kvėpavimas, širdies ritmas, balso tonas, jeigu aš kalbėjau, balso tonas kitų, kuriuos girdėjau, kalbant, konfliktuojant. Mano kažkokie mikro, taip, makro judesiukai, kurių net pati nepajaučiau, ten veido galbūt išraiška, kažkoks ten truktelėjimas. Nu, vat, visus tos niuansus psichika užfiksuoja. Ir ateityje, jeigu kažkas bent truputėlį panašaus vyksta, ir aš supratau, kad tai, kas vyko anksčiau, ten labai labai nesaugu, baisu, milžiniškas išgąstis, šokas ir panašiai. Tai jeigu dabartį kažkas nors kažkiek panašaus vyksta, tai vėl mumyse iš naujo aktyvuoja tą seną patirtį. Ir mes taip, kaip dabar patiriam tą dabartį, nebematom per dabarties akis. Mes matom per šiokį tokį praeities filtrą. Dažniausiai per taip. vaikiškos patirties filtrą, per tai, ką išmokom, ką atsiminėm, vat, kokias tas asociacijas susikūrėm. Ir labai įdomu, kad jūsų vieni iš pirmų sakinių buvo tai, kad konfliktų kaip ir nebuvo, bet tada atsiranda istorija, kad yra priklausomybė, yra kažkoks Mhm. nepasitenkinimas, yra sesė, kuri perima tą priklausomybę Taip. alkoholiui Mhm. ir jau iš to atsiranda nemažai tų konfliktų, kurių galbūt dalis net ir buvo nutilėta, nu, nes va krikščioniškas tikėjimas, negali ten galbūt nieko sakyti vyrui, turi ten paklusti, kažkaip susitaikyti, atleisti, Taip. negalima pykti, čia viena iš didžiausių nuostatų tokių iškreiptų toj krikščioniškoj religijoj, netikėjime, bet religijoje. Ir Mhm. vat visą tą užslėptumą mūsų vaikiška psichika, jinai vis tiek tai jaučia. Nes nors ir mama gal ten fiziologiškai, faktiškai nieko nerodo, tėtis irgi savo vidinio konflikto neparodo, bet jį bando išveikinėti, gerdamas ir Taip. galbūt kitais būdais. Taip. Bet vaiko Mhm. psichika ir smegenys tą pagauna, nes jau keičiasi smegenų bangų dažnis ir per tai tada keičiasi visa būsena. Ir tada jau prasideda tas fiksavimas to, kas vyksta viduj, to, kas vyksta pas tėvus tarp jų ir to, kas vyksta aplinkoje. Poros metas, sezonas, apšvietimas, kvapai, kažkokie garsai, tam tikros medžiagos, kurias ten laikom, ką tik valgėm, turim ant kūno apsirengę ir iš to gali dar į priekį vystytis įvairiausios alergijos ar kitokie simptomai ir lygos. Dėl to vat apie tai Mhm. kalbu, kad tai, ką išgyvena tėvai, vienaip ar kitaip persiduoda vaikam. Ir ypatingai, kai vaikas yra į tai įtrauktas tiesiogiai ar netiesiogiai, tai vis tiek jį liečia ir čia jau tėvų atsakomybė yra užtvirtinti, kad kas vyksta tarp mamos ir tėčio, tai ir yra mamos ir tėčio, tau nereikia to apsikrauti, tai apie tave nieko nereiškia, tu dėl to nekaltas ir taip toliau. Tai jeigu to nėra padaroma, tai tuomet ta vaiko psichika toliau viską kruopščiai fiksuoja, pagal tai kuria įvairiausias asociacijas, pagal tai tada kuria, perdėlioja savo psichiką, savo neurologiją, savo imunitetą, hormoninę veiklą, ten kaulų struktūrą, realiai visą save vaikas, jo smegenis, organizmas lipdo pagal tai, kokioje aplinkoje jisai auga. Jau nekalbant apie tai, kad ten labai daug informacijos susirinko, kol mama buvo neščia ir laukėsi jūsų, manęs ir
kitų klausančiųjų. Todėl Mhm. va ten jau prasideda tie visi niuansai, tos visos subtilybės, kas ką ten sakė, jautė, nepasakė ir panašiai, ir visi tie judesiai, dėl ko ir dirbu per kūno judesio terapijos principus, nes tai padeda prisiliesti prie tų vat subtilių konteksto niuansų ir paliesti būtent tai, kas yra asmeniui svarbu. Ne tai, kas ten objektyviai galim pasakyti, kad nu va, čia šita liga ten su tuo susijusi, šito su tuo, čia galbūt toks vidinis, tarp asmeninis konfliktas, bet jau daugiau atsiremiama į tą individualumą. Ir tikrai gali būti taip, kad daug metų galbūt žmogus visai taip ramiai, sveikai gyvena. Atrodo, taip pat ten juda, tą patį valgo, tas pats darbas, partneris ten šalia tas pats, o gal biškai keičiasi. Ir po 5, 10, 20 daugiau mažiau metų prasideda kažkokios tais ligos, simptomai, neaiškus fiziniai pojūčiai ir sako žmogus, ašgi viską va, taip padarau, nieko nekeičiu, teisingai gyvenu, tai kas čia darosi, kas čia vyksta. Ir kartais tikrai tai, ką patyrė praeitį, pradeda jau atsiliepti po gerokai ilgesnio laiko, nes iki tol dar visas organizmas bando iš paskutiniųjų su tuo tvarkytis, kažkaip tai integruoti ir saugot, bet vat užtenka vieno konflikto, vat ten partnerio, su kuriuo nesutampa religiniai klausimai ir tai jau gali iškelti vienus ar kitus fizinius pojūčius. Mhm. Taip, taip. Ačiū labai. Tikrai, nežinau, kad jo, kūnas įsitempia toks, tiesiog jo, įtampa jaučiasi. Mhm. Jo, Ačiū. Mhm. prašau. Taip, tai judant toliau, vėlgi toks klausimas gali iškilti, kad galbūt tada kiekvienas konfliktas, bebūtų jisai asmeninis ar tarp asmeninis, gali susargdinti vaiką. Tai norisi nuraminti, kad, aišku, tikrai ne kiekvienas. Nėra taip, kad dabar jau bent biški pakonfliktuojant ir jau viskas ten vaikui šakės. Tai ne. Viskas vėlgi priklauso nuo suaugusiųjų pozicijos. Ar jie patys suvokia savo rolę, savo atsakomybės ir nu bent kažkiek nors minimaliai yra sąmoningi tame, kas vyksta. Tai kuo daugiau tėvų sąmoningumo, tuo mažiau krūvio atitenka vaikui. Kuo tėvai mažiau sąmoningi, tuo pasąmoningai viskas užsikrauna ant vaiko. Taip kažkaip surėdyta ta giminės sistema, kad tai, ko nesusitvarkė mūsų proseneliai, seneliai, tėvai, tą neša mes, ko nesusitvarko mes, neša mūsų vaikai, ko vaikai nesutvarkys, tai neš jų vaikai mūsų anūkai. Nes tikslas, kad kiekviena karta šiek tiek geriau gyventų vienaip ar kitaip. Ir kai kurios, aišku, tos temos, konfliktai, tam tikri jautrūs santykių taškai, jie būna, kad atsikartoja per daug kartų, ypatingai jeigu tai susijęs su prieraišumo modeliais, jeigu tai susijęs su saugumu, nesaugumu, su kažkokiais tokiais pamatiniais, giluminiais, vertybiniais aspektais, tai gali būti, kad labai labai sunku tą apčiuopti, ypatingai pačiam apie save pamatyti, nes tu jau įpratai kažkaip save matyti per tėvų akis, tėvų prizmę, per savo aplinkos prizmę, save pažįsti tiek, kiek įprasta apie save žinoti. Dėl to pasikartosiu, kad terapija žmogus iš šalies, kuris turi tam tikras žinias, tam tikrus įgūdžius, suvokimą, kitokį matymą, jis ir padeda pamatyti man, jum, kiekvienam iš mūsų tai, ko apie save dar nežinom ir nesam įpratę matyti, arba tą patį dalyką iš kitos pusės. Tada mes tame atrandame daugiau tokios vidinės galios, vidinio autoriteto, bent kažką su tuo nuveikti. Jeigu ten nepilnai transformuoti, tai galbūt bent jau neperduoti to savo vaikam, bet pasilikti tik tai savo atsakomybėje. Dėl to aš sakau, bent minimalus tas sąmoningumas, jis jau palengvina jūsų vaiko likimą. Tai tiek psichologinį, tiek fiziologinį.
Nes jeigu pavyksta man suvokti, kokia čia mano rolė atsakomybė, aš tada galiu atskirti, čia mano reikalai, ateina vaikas su savo poreikiais, čia vaiko reikalai ir poreikiai. Tai šita dalis man priklauso, aš ją nešu ir niekam neduodu, o čia yra vaikas, kurį aš irgi nešu kaip atsakomybę ir aš tada jam duodu tai, kas jam priklauso, tai, ko jam iš tiesų reikia, o ne per kažkokius tais filtrus. Ir kalbant apie tuos užslėptus, ypatingai vidinius užslėptus konfliktus. Ir jeigu imam jau tą jauniausią mūsų amžių, kūdikystę, tai ten visiškai, šiaip vaiko psichikai ryšys su tėvais yra aukščiau visko, top prioritetas pirmoji vietoj, bet kuo jaunesnė, mažesnė, arčiau gimties ta gyvybė, tuo jinai labiau priklausoma nuo globėjų. Tuo vadinasi, jinai yra jautresnė ir vat kaip pirmam punkte parašyta, kabutėse prijungta glaudžiau prie tėvų nervų sistemos, o ypač prie mamos, nes mama dar juk yra ne tik tais ta, kuri vat palaiko rankose, bet ir ta, kuri maitina krūtimi. Na, jeigu ten viskas tvarkoje gaunasi, net jeigu negali maitinti, tai vis tiek pas vaiką ir pas mamą yra ta biologinė aktyvi programa, kuri tiesiog neišsipildo. Ir va šitie du pirmi punktai labiausiai ir tą nulėmė, kad vaikas darys viską, kad tik tais užsitikrintų tą ryšį su tėvais. Tai reiškia, bandys tapti kaip jie, kopijuos juos, bandys galbūt jiem priešintis, perims jų scenarius, visaip kaip prisitaikys, bandys atkartot konfliktus tiek vaikystėje, tiek užaugęs. Nu, va ta vystos tokia labai didelė ištikimybė, akla ištikimybė savo šeimai, savo tėvams, savo giminės sistemai, ko tiesiog pačiam apie save labai sunku yra pamatyti. Trečias punktas labai svarbus, kad suveikia vaiko egocentriškumas. Ne šiaip tas sveikas savanaudiškumas, bet jau visiškai egocentrizmas. Mes kaip vaikai mokinamės pasiimti savo, per savo poreikius, per taip, kaip tėvai mus atliepia, per tai ir tie mūsų prieraišumo stiliai vystosi, formuojasi, apie kuriuos kalbėsiu sekančioj daly. Labai ten įdomi atskira tema, pamatysit irgi, kaip tai siejasi per bendravimą ir per kūno sveikatą, kūno požymius. Tai tas egocentriškumas iš teigiamos pusės mus mokina būti sveikais savanaudiškais, tai turėti save, neprarandant santykyje dėl kito, bet tuo pat metu gali nunešti į savikaltę, į tą tokį perteklinį susireikšminimą, kad ir kas bevyktų tarp tėvų, kad ir ką tėvai daro ar nedaro su manimi, su mano broliais, sesėm ar kitais aplinkoje esančiais žmonėm, tai viskame aš esu už tai atsakingas, aš esu už tai kaltas, aš esu dėl to geras, blogas, tinkamas, netinkamas, mylimas, nemylimas, vertas, nevertas ir taip toliau ir panašiai. Tai fiksuojasi toksai giluminis melas, kad tarsi visą laiką teks rinktis arba save, arba kitą, arba tą santykį. Lyg visi trys negalėtų egzistuoti vienu metu ir pastoviai toks vaikas, kuris jau užauga, jis jaučia nuolatinį vidinį konfliktą, tą, kurį pasiėmė iš tėvų, įsideda į vidų nesąmoningai ir po to tai pratęsia savo jau suaugusiuose santykiuose, kad visą laiką turiu čia kažką paaukoti, negalim būti ir aš, ir tu, ir mes kartu visame tame. Iš to tada jau vystosi nesaugus prieraišumo stiliai. Minėjau, kad kalbėsiu kitoj dalyje. Ir yra įrodymų, kad kai mama yra vidiniam konflikte, jinai tada praranda gebėjimą mentalizuoti, teisingai suprasti savo vaiko poreikius. Tai vadinasi, jinai žiūri savo vaiką ir jinai mato ne tai, kas jis yra, koks jis yra, netiesiogiai tai, ko tas vaikas nori, prašo, bet tenais, kaip jau nekartą minėjau, uždėtas filtras, neadekvatus, trauminis, konfliktų baimės, konfliktų provokavimo ar bet koks kitoks filtras, per kurį tiesiog neadekvačiai, nerealistiškai mato vaiką ir dėl to negali jo poreikių normaliai atliepti. Ir tada tam vaikui formuojasi nesaugus prieraišumo stiliai. 3 pagrindiniai jie yra.
su savais niuansais. Tai va, pradžioj klausiau apie aplinką vidinę išorinę. Dabar šiek tiek padaugėjo tų burbuliukų, kadangi pereinam prie fizinės sveikatos potėmės konfliktuose. Tai įdomu, kaip jums atrodo, kaip šitie burbuliukai susijungia, kas ką veikia, ką paveikia aplinka, ką paveikia asmens psichologinė sveikata, virškinimas, metabolizmas, imuninė sistema. Čia dar aišku būtų galima pridėti hormonus, nervinę sistemą ir dar begalę kitų aspektų, bet vat, nusprendžiau šitos palikti. Tai kaip jums atrodo, kaip jie jungiasi tarpusavį, kurie susiliestų rodiklėm, kurie visai gal nesusiliestų. Primenu, kad galite jungtis mikrofoną arba rašyti į chatą. Pagal laiką tai jo. Geriau rašykite į chatą, jeigu neturit nuomonės, dedat minusiuką, jeigu turit, tai ją parašot ir aš anksčiau ar vėliau ją perskaitysiu. Tai kol kas čia savo nuomonės neatskleisiu, lauksiu jūsų nuomonės ir dar kelis kartus pakartosiu tą klausimą apie tai, kas svarbiau, kas kam turi daugiau, mažiau tos įtakos ir praeisim pro skirtingas sistemas. Tai čia, kaip matot, pirmiausia, neurologinis lygmuo, tai vadinasi, kalbam apie nervų sistemą, smegenis, galvos, stuburo, periferiją. Ir pirmiausia, konfliktų metu padidėja jautrumas migdolinio kūno. Amigdala lotyniškai ir tai aišku padidėja ne tik tais vaikui jautrumas migdolinio kūno, bet ir suaugusiajam, tik tais jau mes suaugusieji turime daugiau to psichologinio atsparumo, tai tas jautrumas gali būti šiek tiek mažesnis negu kad vaikui. Vaikas šiaip į viską jautriau reaguoja iš esmės, nes tiesiog jo sistema sukurta mokytis gaudyti ir jis daugiau tų niuansų pagauna negu kad suaugęs. Bet kartais, jeigu vaikystėje, paauglystėje neįgavom įgūdžių, turėjom daug sunkių patirčių, trauminių patirčių, tai aišku, toks suaugęs asmuo vis dar lieka kaip vaikas be įgūdžių ir tas migdolinio kūno jautrumas yra gerokai didesnis. Tai nesugeba grįžti neutralumą, nesugeba adekvačiai įvertinti to, kas yra saugu, nesaugu, grėsminga ar negrėsminga ir gali matyti grėsmę ten, kurios nėra. Pavyzdžiui, žmogus ten su tokiu labai ramiu veidu bendraudamas tam žmogui, kuris įpratęs išaugęs ant pastovių konfliktų destruktyvių, gali galvoti, kad tas kito žmogaus ramaus veidas yra kažkoks įtartinas, kažką ten žmogus nori užslėpti, tai, kas sako, yra netiesa, ten yra paslėpta kažkokia tai žinutė ir panašiai. Antras dalykas, tai slopinama prefrontalinės smegenų žievės funkcionalumas, vystimasis, tai va šitoj vietoj prieškaktinė smegenų žievė, kuri labiausiai atsakinga už impulsų kontroliavimą, už logiką, už sprendimų priėmimą, už empatiškumo supratimą ir vystimąsi. Tai aišku, ilgalaikį perspektyvoje vaikui tiek augant, jam yra sunku susikaupti, tampa impulsyvesnis, sunku vystyti tą adekvatumą, savarankiškumą, empatiją, dažnai tampa hiperempatija, kuomet žmogus tiesiog sugeria visą aplinką į save ir nelabai jaučia tų ribų, kur čia mano, kur čia kito, vidiniai reikalai prasideda ir pasibaigia. Ir kuo šita dalis prieškaktinė žievė yra silpnesnė, mažiau įsivyščiusi, tuo tada žmogus užaugęs yra emocionalesnis ir mažiau gali pririnkti tų logiškų, racionalių sprendimų. Tam sunkiau kontroliuotis ir ten po to išsivysto įvairiausios priklausomybės ir kiti dalykai, kurių mes nenorime gyvenime, bet po to labai būna sunku iš jų išlipti. Trečias reikalas tai hipokampas, tai yra smegenų dalis, kuri pagrinde atsakinga už atmintį,
trumpalaikė, ypač ilgalaikė atmintis. Tai aišku, jeigu vaikas yra nuolatiniam konfliktų sūkury, bebūtų tai konfliktai orientuoti į vaiką ar tarp tėvų, tai vis tiek didina jautrumą ir sumažina paties to hipokampo tūrį. Vadinasi, vaikas sunkiau įsisavina informaciją, sunkiau ją atnaujina, sunkiau priima tai, kas yra naujo į savo smegenis. Ir taip ilgai neišlaiko tos informacijos, gali greit pamiršti dalykus. Nu, tai jau pirmiausia, mokymuisi tai yra labai labai sudėtinga mokykloje, studijose ar bet kur kitur. Ir taip pat mokymuisi tiesiog gyvenimiškų kažkokių įgūdžių. Ir paskutinis svarbus dalykas tai kraujo smegenų barjeras. Jisai tampa silpnesniu, jeigu konfliktų labai daug, jie destruktyvūs be pabaigos ir tikrai žalingi vaikui. Tai tiesiog citokinai, uždegiminės medžiagos yra smegenų imuninės ląstelės ir pradeda po truputėlį, kabutėse, kandžioti sveikus neuroninės jungtis, tas sinapses naikinti. Tai čia jau begalės tų pasekmių gali turėti tiek tos pačios atminties, tiek tam tikro kūno valdymo, koordinacijos, suvokimo, asociacijų. Nu čia jau iš esmės paveikia tai, kaip kūriamos asociacijos ryšiai smegenyse. Tai tiesiog didina uždegimą juose ir čia gali išsivystyti ir neurologinių sutrikimų, asmenybės sutrikimų ir panašiai. Kalbant apie hormonus, tai viena pagrindinių ašių HPH, tai pagumburis, hipofizė ir antinkščiai. Viena iš pagrindinių ašių, kuri padeda mums sukontroliuoti kortizolio kiekį, sukontroliuoti adrenalino kiekį kraujyje, tai mus aktyvuoja arba slopina, mus neša labiau į tą kovojimą, bėgimą, į sąstingį arba kaip tik į parasimpatinę būseną. Ir jeigu pastoviai yra dirginama ta visa ašis, tai jinai pradeda jau vėl neadekvačiai veikti. Tai vadinasi, to kortizolio per daug arba per mažai. Jeigu jo pastoviai per daug, tai vaikui beaugant jo ląstelės gali tapti mažiau jautrios ir tada vystosi ten antinksčių nuovargis, išsekimas, gali būti sunku atsikelti ryte, dingti kažkokia motyvacija, toks apatiškumas, lėtinis nuovargis ir panašiai. Arba gali būti kaip tik pastoviai aukštas tas kortizolis ir ten privesti prie, pavyzdžiui, širdies kažkokių permušimų ar dar begalės kitų sutrikimų. Tai esmė, kad pastoviai laikosi toje išlikimo būsenoje. Ir tai tada blokuoja oksitocino, kito svarbaus hormono išsiskyrimą, kuris vaikui kaip tik užtikrina priešingą patirtį, kad yra saugu, kad yra ryšys, kad yra meilė, kad tu rūpi, kad tu mums svarbus, kad mes kartu, mes esam šeima. Tai jeigu daugiau turime tos ašies aktyvacijos, daugiau streso hormonų, tada mažiau ryšio hormonų. Ir tai vėlgi veikia ir taip, kaip formuojasi vaiko imunitetas, ir tai, kaip formuojasi vaiko hormonų sistema, atmintis, augimo vystimosi procesai, tų pačių kaulų, raumenų ir viso kito. Tai čia šiek tiek informacijos daugiau apie tai, kas tas pagumburis, apie tai, kiek jis daug dalykų reguliuoja mūsų kūne. Tai toks hekas, kaip suvokti mūsų hormoninę sistemą, kuo žemiau yra liauka, tuo jinai mažiau poveikio turi, tarsi mažiau svarbi, kuo aukščiau yra liauka, tuo jinai daugiau įtakos turi, tuo daugiau organizmo jinai apima ir lygtais valdo kitas žemiau esančias liaukas. Plus, tas mūsų nuostabusis pagumburis, jisai labai susijęs su tuo, kaip mes matom pasaulį. Ir tai visiškai ir tiesioginė, ir perkeltinė šito žodžio prasme. Kaip aš matau, tai tiesiog ką fiziškai akimis pastebiu, ką užfiksuoju. Ir taip pat tas angliškas žodis perception, tai yra požiūris.
kaip aš suvokiu, priimu, vertinu tai, ką matau, pagal tai tada nuskaitoma, sudėliojama vėlgi asociacijos informacija ir pagal tai tada yra valdomas organizmas, jau visi tie fiziologiniai procesai mūsų kūne. Tai jeigu aš viską matau saugu, faina, darna, ryšys, susitaikom, viskas tvarkoj, tai tuomet aišku ramu. Tada po truputį mūsų organizmas gali reguliuotis, jis taip švelniai banguoja, pulsuoja. Jeigu pasaulis nesaugus, visiškai neramu, jokios darnos nėra, pastoviai reikia čia kovoti už savo būvį arba pasiduoti ar ten prisitaikyti ir panašiai, nėra to susitaikymo, atsigavimo, atoslūgio ir taip toliau. Tai aišku, prasideda tada jau simptomai, sindromai, ligos, įvairiausi sutrikimai, labai paveikiama užkrūčio liauka, kuri daug siejasi su imuniteto formavimuose, keičiasi kraujotaka, tada aišku prasidėjo žarnyno veikla, prasidėjo ląstelių atsinaujinimas ir medžiagų apykaita prasidėjo, gali išsivystyti tas pats ten geležies trūkumas, feritino, hemoglobino ir anemija, žodžiu, daug tada tokių kaip domino efekto dalykų sukrenta vienas po kito. Tai va, tai visa esmė remiasi į saugumą, kalbant apie konfliktus ir ypatingai laiką po jų. Paminėjau kraują, tai dar šiek tiek apie jį, tai ne tik kraujas, bet ir bendrai kraujotaka, širdis, mūsų kraujo sistemos veikla. Kuo daugiau konfliktų vaikas patiria, ar mes kaip suaugusieji, aišku, dažniau daugiau aktyvuojama simpatinė nervų sistema, kuri mus sužadina. Ir jeigu tai pastoviai nuolat vyksta, vėlgi nėra to atoslūgio, nusiraminimo pilno, tai gali sukelti tokią lėtinę tachikardiją, gali pakeisti širdies dažnį, ritmą, sukelt aritmiją, padidinti kraujospūdį, tai tada aišku, tai veikia jau pačias kraujagyslių sieneles. Po truputį tai veikia ir kraują, jo pH, kiekį gliukozės, kuris yra išskiriamas į kraują, pakeičia širdies ritmo variabilumą, jinai mažiau prisitaiko ir aišku, tada žmogaus jau kaip visumos, kaip organizmo atsparumas krenta po truputį, tai jis gali būti mažiau atsparus ne tik tai stresui, psichologiniam, bet ir fiziniam krūviui tiesiog, jo gali nepakelti. Gali ten apimti silpnumas, svaigulys, jaustis prasta kraujotaka galūnėse, ten prasidėti kokios venų varikozės, kaip jau minėjau, prastas atsparumas fiziniam krūviui, ten greitai padūsta, gali jausti širdis ramybės būsenai tokia labai garsi, stipriai plakanti, nerimas, panikos atakos, mirties baimė, čia tokie jau kraštutinių atvejų. Ir ką aš šiek tiek paminėjau, tai apie gliukozės kiekį kraujyje gali jis būti padidintas. Tai sudarytis tyrimus, ypatingai jeigu ten iš vakar dienos konfliktavot, rytojaus rytą eina daryti kraujo tyrimus, nu tai nenustebkit, kad gliukozės kiekis didesnis, nes jis gali pakilt ir išlikti pakilęs daugiau negu 2-5 valandas po konflikto. Tai jeigu ten paryčiai susipykot, nuėjot miegot, tai miego tiesiog neužteks ir jis šiaip šūdinas tas miegas bus po destruktyvaus konflikto. Tai aišku, gliukozės kiekis kraujyje bus gerokai pakilęs. Ir jeigu mes tai pastoviai turim, tai tada ir atsparumas insulinui formuojasi, gali aišku pereiti ten į diabetą, antsvorį, metabolinį sindromą, nuovargį tą patį, saldumynų potraukį ir panašiai. Taigi, kvėpavimas. Viena iš tų funkcijų, kuri yra kaip tiltas, galbūt net vienintelė funkcija kaip tiltas, kuri veikia ir nesąmoningai, mums apie tai nereikia galvoti, mes tiesiog kvėpuojam, bet ir tuo pačiu mes galim paveikti sąmoningai tą kvėpavimą, mes jį galime valdyti. Tai va, kvėpavimo funkcija yra kaip vartai tarp to, kas vyksta sąmoningai ir nesąmoningai. Tai čia labai daug ką nulėmė klajoklis nervas kartu su diafragminiu, bet čia tik apie klajoklių parašyti ir aš dar prie jo būtinai grįšiu sekančioj daly. Ir taip pat kvėpavimo sistema kaip visuma. Tai kalbama apie šnerves, gerklas,
bronchus, apie pačius plaučius, apie raumenis tarp šonkaulinius, apie diafragmą kvėpuojamąją, apie kaklo raumenis. Ir ilgainiui gali atsirasti toks jausmas, kad aš negaliu pilnai kvėpti, negaliu pilnai iškvėpti, kvėpavimas paviršutinis, galbūt labiau sutelktas pečių, krūtinės, viršutiniai dalyje, galbūt liktais kaklu kvėpuoju, kilnoju tuos pečius, nenueina, nusileidžia pilnai į apačią diafragmą, jinai neturi to elastingumo, to judėjimo, tada per diafragmos nejudrumą paveikiami kiti vidiniai mūsų ir organai, ir raumenys, ir mažiau stabilumo kūne. Vėlgi, domino efektas. Mūsų kūne nėra jokios vietos, dalies, sistemos ar organo, kuris vienas kažką veiktų. Viskas tarpusavį susiję. Ir jeigu toks žmogus atsidurtų aplinkoje, kur daugiau deguonies, kur reikia intensyviau kvėpuoti, tai jam gali prasidėti irgi svaigimas, ilgalaikį perspektyvai keičiasi kraujo pH, tada skatinamas lėtinis toks nerimo jausmas, gali irgi privesti prie nuovargio, išsekimo, prie tiesiog deguonies trūkumo smegenim, tom pačiom širdžiai. Jo, ir čia šiek tiek apie klajoklį nervą, apie tą polyvagal teoriją, polyvagalinę, tokią kaip daug klajoklinę teoriją, kur turime skirtingas klajoklio nervo atšakas ir jos sukuria mumyse skirtingas reakcijas. Mūsų klajoklis nervas turi pakankamai daug parasimpatinių skaidulų, kurios kaip tik padeda pereiti į saugumą, ramybę, virškinimą, atsipalaidavimą, atsistatymą. Tai va čia ta ventralinė klajoklio nervo atšaka, kurios mes ir norime į ją sugrįžti. Ne tik, kad pastoviai joje būti, bet į ją sugrįžti. Norime gebėti judėti tvarkingai tarp atsipalaidavimo ir mobilizacijos. Kuo labiau gal norėtume vengti nejausti, tai va to sąstingio, užšalimo, nejudrumo, tokio atsijungimo. Vadinasi, jau mums yra perteklinai daug tos patirties, mes jos nepavelkam, nepanešam, bet kartais įvyksta ir vis tiek norim gebėti ir iš jos išeiti į mobilizaciją arba iš jos išeiti į atsipalaidavimą. Šiaip apie tai, kaip veikia streso, psichosomatika, yra visiškai atskira paskaita ir paskaitų rinkinys, autentiškumo mokyklai galit rasti, ten irgi gal 10, 15, 20 eurų te kainuoja, bet labai labai fain informacija yra apie tolerancijos langą, apie viską, žodžiu, aš ten paaiškinu, kaip kas veikia, kiek to mums streso reikia, nereikia ir kad viskas ok yra stresuot, nereikia čia dabar tapti pagalvėlėm apsiklijavusią daržovę, kuri iš namų neišeina ir bijo to streso. Tai va, tai verta pasiklausyti. Tikrai. Judam toliau per mūsų sveikatą. Konfliktai kaip gali paveikti virškinimo sistemą. Tai vėlgi, kalbam ir apie virškinimo procesus, tai reiškia, kalbam apie medžiagų apdorojimą, jų įsisavinimą, jų šalinimą. Tai gali sutrikdyti, vadinasi, aš arba nesuskaidau iki galo, vadinasi, tada ir nepasisavinu pilnai ir greičiausiai šalinu per daug. Arba galbūt suskaidau tvarkingai, pasisavinu tvarkingai, bet nepašalinu to, ką reikia. Arba pasisavinu ne tai, ką reikia. Tai kitaip dar kalbant, gali pažeisti barjerą žarnyno, tai reiškia, kad jau įsisavinsiu į save tai, kas nepriklauso, prasidės ten kažkokios alergijos, jautrumai, dirgliosios žarnos sindromai, kitos problemos, gali šalinimas sutrikti, tai arba viduriuoju, arba viduriai užkietėja. Tikrai paveikia skrandžio rūgštingumą, dažniausiai jį sumažina, iš to tada jau prasideda įvairiausi ten refliuksai ir visi kiti skrandžio sutrikimai. Sumažina tulžies rūgšties išsiskyrimą, jinai darosi dar plus ir klampesnė, netokia skista, netaip gerai teka, tai vadinasi,
baltymus prastai apdoroja, jų nepasisavina, o iš baltymų mes esam sudaryti. Tas pats ir su riebalais, irgi jų neapdoroja, nepasisavina. Žodžiu, tai turim labai labai daug nesmagių problemų. Plius dar negana to, kad ne tik virškinimą paveikia, bet per virškinimą, aišku, paveikia ir pačias smegenis. Tai ne tik tais, kad keičiasi visa medžiagų apykaita, žarnyno peristaltika, mikroflora, bet taip pat ir informacija, kuri ateina iš mūsų kūno centro, iš mūsų vidurių į smegenis. Tai ir tam tikrų hormonų gali nepasigaminti, gali skatinti irgi ir depresyvumą ir kitus nuotaikos sutrikimus. Manau, esat pastebėję, kad yra toks dalykas kaip emocinis valgymas tiek iš teigiamos, tiek iš neigiamos perspektyvų. Raumenis. Čia turbūt sudėtingiausia dalis, nes irgi skirtingai. Vieniems žmonėms raumenis gali kaip tik labiau perdėtai aktyvuoti, tai tonusą padidinti, kitiems gali tonusą pamažinti. Gali būti ir taip, kad tonusas mažas, bet raumuo susitraukia, sutrumpėja. Gali būti, kad tonusas didelis, bet raumuo labiau toks išilgėjęs. Tai čia jau labiau iš tokios kinesterapinės perspektyvos, tada svarbu žinoti niuansus ir tiesiog gali būti sudėtingiau su tuo dirbti. Tai gali būti žmogus, kuris ten pastoviai atlieka tempimus, bet jam vis tiek niekas nesikeičia, skausmai nemažėja, arba jis ten gali stiprintis, kačialintis ir jam ten skausmas tik tais didėja. Tai kai suvoki, kad yra tam tikri niuansai dėl streso, dėl konfliktų, vidinių, išorinių, vystimosi tų procesų nepilnavertiškų, tada kitaip ir pradedi dirbti su žmogaus raumeninė fiziologija, visų to miofascinių kompleksų. Ir kas gali formuotis dar, kas susiję ir su raumenim, bet labiau su psichologija, kuri reiškiasi per raumenis, tai vadinami kūno šarvai, raumenų šarvai. Ir jie turi tam tikrus segmentus ir po to gali sukelti, aišku, nemalonius fizinius pojūčius, skausmus, įtampas, o gal jau net ir problemas. Pavyzdžiui, jeigu, čia man atrodo paveikslėlę aš esu įkėlusi, jo, va tie kūno šarvai. Jeigu paveikiamas tas oralinis kūno šarvas, tai gali atsirasti įtampa žandikaulyje ir tada žmogus miega ir naktį nejučia griežia dantimis. Jeigu yra pilvo, diafragminis šarvas, tai tuomet apsunkėja kvėpavimas, apsunkėja virškinimas. Jeigu dubens, tai gali net, kaip matot, paveikti kojas, jausis ten kažkoks tirpimas, kojos nejudinimas, jėgos praradimas, ar ten kažkokie tai spazmai, mėšlungiai, tos bėgiojančios skruzdėlytės ir panašiai. Tai labai labai įdomus reikalas, su kuo dirbu aš ir mano kolegos terapeutai, kurie dirba per kūno judesio terapiją, somatinę ir panašios krypties terapiją orientuota labiau į kūną. Ir imunitetas. Tai šiaip bendrai net ne apie imunitetą, bet apie uždegimą irgi yra paskaitų ciklas. Labai labai fainas. Ten jau apšneku viską nuo A iki Z, fiziškai, emociškai, mentaliai, dvasiškai, per mitybą, per tos pačius santykius. Verta nueiti, paklausyti, įsigyti ir turėti ir žinoti ir pagaliau atskirti, kas yra ūmus, kas yra lėtinis uždegimas, kaip jie vienas kitą veikia, kuo jie skiriasi ir ką jie mumyse daro naudingo ar žalingo. Tai jau buvo šiek tiek minėta ir dar vėliau pasikartosiu, bet kai kalbam apie konfliktus lėtinius, pasikartojančius, neužsibaigiančius, tos pakibusius, užslėptus konfliktus, tai jie tiek vaiko organizmą, tiek suaugusio organizmą skatina uždegiminių citokinų ir reaktyvinio baltymo gamybą. Tai reiškia, ilgalaikiai perspektyvai formuojasi lėtinis uždegimas, o nuo jo jau ten N+K lygų gali atsirasti. Tarsi pastoviai būtume puolami kažkokių ten bakterijų, virusų ar panašiai. Bet taip pat dėl lėtinių konfliktų gali būti daugiau kortizolio ir tada yra silpninama, slopinama imuninė sistema. Tai vaikas gali dažniau sirgti.
atrodo, kad ten niekad neišvedi jo į darželį, nes pastovis pasigauna kažkokių tais lygų, tuomet pasikeičia imuninė tolerancija, gali vystytis autoimuninės ligos, alergijos, astmos ir kiti dalykai, kurių nelinkim niekam. Ir jeigu pasižiūrėtume dar šiek tiek giliau, genetika, labiau epigenetika, ką šiek tiek jau buvau užsiminusi, tai jau daug ką mes perimam dar būdami gimdoje, mamos pilvelėje. Tai va tas prenatalinis programavimas, prieš gimimo programavimas, kai jau esu viduj, tai iš placentos ateinantis fermentas, pavadinimą jo galit matyti, tai saugojo mus kaip vaisių nuo mamos kortizolio. Ir jeigu mama pastoviai yra strese, pastoviai konflikte su savim, su aplinka, jinai pati nesaugiai jaučiasi, tada to fermento mažiau, jis nebe taip stipriai veikia ir vaikas yra jautresnis iš mamos tam ateinančiam kortizoliui. Tai sesijose, ką aš labai dažnai matau, kai jau dirbam su tuo pasąmoniniu kūno lygmeniu, kad žmonės, kurie turi lėtinį foninį nerimą, jie dažniausiai turi ne savo nerimą, bet mamos nerimą. Kartais net ir močiutės nerimą. Tai ten atskira istorija apie mūsų kiaušidės, kiaušintakius ir kiaušinėlius kaip ląsteles. Ir jau kas buvo minėta, tai kortizolis tada pasiekia vaisių ir veikia jo HPA ašį, todėl jau aišku paveikia visą organizmo vystimas ir jis užaugęs gali būti žymiai jautresnis stresoriam. Tai tada gali tiesiog pajausti kažkokį didesnį garsą, stipresnį kvapą, ryškesnę šviesą ir į tai perdėtai jautriai reaguoti. Jo, kas dar irgi įdomu, kad mamos vidiniai konfliktai ar trauminės patirtis gali sukelti DNR metilinimą. Tai čia toksai procesas, kuris įjungia kabutėse tam tikrus genus vaikuose. Tai vat po truputį vėlgi vaikas gali paveldėti mamos streso lygį, tam tikras reakcijas, per tai gali formuotis, pavyzdžiui, virškinimo sistemos jautrumas, širdies, kvėpavimo sistemų jautrumas, ar ten kaulų tankis gali kitoks būti, kūno tonusas, gali tai nulemti net ir tą patį gimimą ankstyvesnį ar vėlyvesnį. Tai tiesiog, kad suprastumėte, viskas taip stipriai, taip glaudžiai siejasi ir taip kaip konfliktuojame, kaip būname santykiuose, tai aišku taip ir kūne. Tai va čia tas man pats giliausias, įdomiausias grožis, kad mūsų išorinis santykiavimas taip pat atspindi mūsų vidinį santykiavimą. Tai ne tik su savim pačiu, bet net ir dar prizūminkim, prisitraukim arčiau į ryšį tarp kūno sistemų, kūno audinių, kūno organų, kūno ląstelių. Tai mūsų sveikata remiasi į jungtis, į ryšius, į vidinius santykius. Kaip jau minėjau, tarp ląstelių, audinių, organų sistemų. Pati ta sveikatos esmė. Ir mūsų organizmo tikslas ir yra išlaikyti ryšį. Ir kartais išlaikyti ryšį nėra kito būdo, mūsų psichika kito būdo neišmoko, kaip tik per skausmą, simptomus, disfunkciją, išorėje tai būtų per konfliktą. Tai tuomet čia jo labai fainas paveikslėlis, kuris parodo, kiek mes daug turime ryšių savo kūne tarp skirtingų audinių, kūno dalių, tarp skirtingų smegenų dalių ir ląstelių ir kaip tai paveikia žarnyną, jo mikrobiomą. Žodžiu, daug yra nuostabių tyrimų atliktų, kurie tik įrodo tą visapusį apsijungimą mumyse. Tai vat, pavyzdys. Jeigu kūdikystėje, vaikystėje nėra integruotas bejėgiškumas, tai pavyzdžiui gali būti paveiktas skrandis kaip organas. Tai tas skrandis kaip organas jis lyg iškrenta iš smegenų kūno žemėlapio. Jisai yra izoliuojamas. Taip kaip paimtume vaiką ir išneštume iš namų. Jisai yra izoliuojamas, bet jis nori grįžti į visumą. Ir mūsų visuma nori, kad skrandis grįžtų į visumą. Tai psichikoje atskyla
dalis, kuri pavadinta aš bejėgis, o mūsų kūne fiziškai atskyla dalis pavadinta skrandžiu, skrandžio organas. Ir ilgalaikį perspektyvai tai gali sukelti ligas, simptomus, kažkokius nemalonius pojūčius, būtent kas yra susijęs su skrandžio veikla. Žmogaus gyvenime tai bus situacijos, patirtis, žmonės, būsena, savijauta, mąstysena susijusi su bejėgiškumo tema. Ir per visą tą simptomatiką, per visas tas situacijas, per visus tos konfliktus, galutinis tikslas yra vėl grįžti į ryšį, vėl integruoti tą savo patirtį, tą savo vaiko kūdikio skausmą, tą savo skrandį atgal į visumą, kad skrandis priklausytų kūno visumoj, vaikas priklausytų šeimos visumoj, o žmogus kaip asmuo priklausytų toj vat dieviškoj visumoj. Atkurti tą ryšį, saugumą, priklausimo, orumo jausmą ir poreikius. Truputėlis informacijos iš praeitų paskaitų apie tos kūno žemėlapius smegenyse, kad turime somatosensorinę, motorinę, visceralinę, interocepcinę reprezentaciją. Žodžiu, viskas, ką mes matom iš išorės, jaučiam iš vidaus, visa tai turi tam tikrą vietą mūsų smegenyse ir tam tikrą asociaciją su psichologija. Tai labai labai įdomu. Siūlau nueiti autentiškumo mokykloje, kur yra parduotuvė ir yra nemokamas paskaitų rinkinys. Ten, kur aiškinu, kas yra psichosomatika. Man atrodo, kad šitam esu apie tai kalbėjusi ir dar kur kalbėjau su Atėne apie papildus. Tai irgi ten daugiau apie tai šneku, kaip viskas siejasi pas mus. Tai va tie įdomus žemėlapiai, tas homunkulas. Ne, ir jeigu taip apibendrinti visumą, sveikata ir yra santykis, konfliktas yra santykio dalis, ir jeigu mes jį paliekam kyboti ore, mes jį nežiūrim, mes jį provokuojam, tai mes pastoviai dirginam tą simptomatiką tiek savyje fiziškai, fiziologiškai, tiek ir aišku aplinkoje su kitais žmonėm, su ten kolegom, klientais, tais pačiais finansais, materinė pasaulio išraiška. Ir per tai mes galime žiūrėti atbulinę tada tą prasme. Jeigu mes atkuriam ryšį, tai mums duoda saugumą, tada tai automatiškai reguliuoja mūsų visą sistemą. Ir gyjimas yra jau tiesiog pasiekmė. Nereikia ten stengtis kažką gydyti, kažką priversti sveikti. Tai tiesiog yra viso to rezultatas. Nes esmė yra va šitoj vietoj pradžioj, ryšyje, santykyje, jungčių atkūrime. Ir mačiau, čia tai buvo parašyta, kad aš sujungčiau visus su visais, viskas vienas nuo kito priklauso. Tai aš irgi tai padaryčiau. Nes čia tas pats, kas klausti, tai pirmiau višta ar kiaušinis. Vienas be kito niekur ir niekaip. Jo, tai va, tikrai nenusišnekėjau pačioj pradžioj, kad trečia dalis rugsėjo 8 dieną irgi taikysim į 6 valandą, aš jau susiplanavus, pažymėjus autentiškumo mokyklos kalendoriui. Tai šitas įrašas prieinamas tikrai savaitę, aš manau, kad jį paliksiu ir ilgiau. Iki va tos rugsėjo 8 dienos pirmą dalį dar tebūnie palieku ir šiandien paklausykit, kas neklausėt, dalinkite su kitais. Nesvarbu, ar jums tie žmonės šneka apie konfliktus ar ne, išsiuntinėkit visiems, kam galit, nes aš matau, kad čia yra tokia esminė gyvenimiška informacija, kurią tiesiog supratus, nebenuklysit taip į šoną, pradėsit labiau gaudytis, kas čia apie ką, kaip tarpusavį glaudžiai tai siejasi. Ir ne iš tos pusės, kad dabar čia, oh my god, visko bijoti, kad neduok dieve čia paslysiu ir, nežinau, ten susargdinsiu savo vaiką. Tai ne, bet labiau iš tos brandžios pusės, kad, okei, žinau, kad va šitie du dalykai susiję, tai kas yra mano galioje, mano valioje su to padaryti. Gal labiau tą tokį klausimą iš brandaus atsakingumo
Ir tai jums padės geriau susigaudyti, pirmiausia savyje, o tada jau iš to lengviau bus susigaudyti ir kitame žmoguje. Tai vat, ar turit klausimų, kuriuos norit dabar čia įgarsint, kad jie būtų irgi įrašyti ir girdimi visiems? Jeigu turit, tai rašykit, klauskit, jeigu neturit, įrašykit minusiuką. Jeigu ką, dar kelias minutės pasiliksim pakalbėti už įrašo ribų. Nežinau, kad kartais turime tokių jautresnių asmeninių istorijų, kurių nesinori viešai dalintis. Ok, tai stabdau.